jau baigėsi. Negali būti. Nu, ta prasme, kažkaip labai patiko, nors to streso taip, kaip linksmieji kalniukai tokie. Bet vis tiek taip kažkaip su kai kuriais žmonėmis labai susidraugavom, su kadais ten labai pasipykom, labai smagu buvo, tai norėtųsi dar. Ypač po Povilo paskaitos, tai labai išsidegęs, kaip jis sakė, kad po visų konferencijų būna žmonės tokie. Tas iš dalies tiesa, bet šiaip aš visą talentų kartą labai patenkintas esu. Aišku, buvo ten tokių linksmųjų kalnelių, pliusų, minusų, bet jo šiaip. Viską susumavus man patiko. Šį mūsų pačia geriausia emocija ir ką aš, pavyzdžiui, čia supratau, tai atėjau aš ne dėl to, kad aš norėjau sužinoti, kokį darbą man dirbti ar ten kurią kryptim pasukti. Aš tiesiog supratau tokį dalyką, kad yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime, galbūt net pats svarbiausias yra žmonės. Jeigu tu su jais sutari, jeigu aplinkui tave yra tie, su kuriais tau gera būti, gera dirbti, gera, nežinau, tūsintis, nesitūsint, tai vadinasi, viskas bus gerai. Iš tikrųjų gaila. Kažkaip, kad visą laiką tikriausiai, kai yra pabaiga, tai iš karto toks kaip nostalgija, ką čia toliau reikės daryti. Bet tas geras dalykas yra tas pats pavadinimas, kad ne pabaiga. Tai toks yra ta viltis gal šiek tiek, kad dar čia ne pabaiga ir tęsim, kažką darysim. Ir tai šiaip iš esmės tokia nostalgija, bet gera nostalgija. Neverta tiems, kurie netiki savimi, neturi tikslo ir tiesiog nenori tobulėti. Užtvirtintas toks dalykas, kad svarbu žmonės, kurie yra aplinkui tave. Išsinešu daug, tai kažkaip sudėtinga sudėti tą vieną grynuolį, bet tikriausiai, kad jeigu nori kažką turėti, jeigu nori kažką atrasti, turi daryti. Tik tiek. Jeigu antrą kartą dalyvaučiau aktyviau. Daryčiau daugiau, įdėčiau daugiau pastangų ir galbūt kitaip laiką pasiplanuočiau. Šiaip dabar kaip visą tą rezumė darom, tokia atrodo, tokia labai gera patirtis ir kažko neišnaudojau. Reikėjo pasimti daugiau, tokia emocija.